Skyrybos. Dažnai manome, kad tai pabaiga. Bet kai yra vaikų, tai iš tiesų yra visai nauja pradžia. Ir vis dažniau girdime terminą bendra tėvystė. Bet ką tai reiškia, kasdienybėje? Ką tai reiškia iš tikrųjų? Šiandien ir pasigilinsime į tai, ką atskleidė labai atviri Lietuvos tėvų pasakojimai. 6218. Atrodo tik skaičius, tiesa? Bet tai yra vaikų skaičius. Tiek vaikų Lietuvoje per vienintelius metus susidūrė su tėvų skyrybomis. Ir už kiekvieno iš šių skaičių slepiasi visa istorija. Slepiasi klausimas, o kas dabar? Būtent todėl ir yra be galų svarbu suprasti, kaip viskas veikia, kad vaikai augtų laimingi. Tai ir yra tas esminis klausimas, ar ne? Kai šeima išyra, kaip judėti toliau? Atsakymų paieškokime ne vadovėliuose, o tikrame gyvenime. Tėvų, kurie patys tai išgyveno pasakojimuose. Tėvų, kurie pasirinko kelią, kuris, tikrai nėra lengvas, bet galbūt vienas prasmingiausių. Gerai, tai kasgi yra ta bendratėvystė, apie kurią kalbame? Iš esmės tai modelis, kai vaikas turi, dvejus tikrus namus. Ir abiejose praleidžia daug laiko, maždaug nuo 30 iki 70%. Svarbu pabrėžti, kad čia kalbama ne apie tos įprastus savaitgalinius pasimatymus, ne. Čia kalbama apie visavertį gyvenimą su abiem tėvais. Ir būtent į tokį modelį šiandien gilinamės. Taigi, koks tas naujas kelias? Pasinerkime tiesiai į tėvų patirtis. Ką jie patys atrado? Paklausykime, ką jie pasakoja apie taisykles, apie iššūkius ir, kas įdomiausia, apie tuos netikėtus atradimus, kurie laukia jau po skyrybų. Ir žinoma, viskas prasideda nuo esmės, nuo santykių tarp pačių tėvų. Kaip žmonės, kurie buvo pora, tampa partneriais auginant vaikus. Ar išvis įmanoma tuos visus jausmus, pyktį, nuoskaudas tiesiog nustumti į šalį? Pažiūrėkime, ką apie tai sako patys tėvai. Štai, pavyzdžiui, Artūras, vienas iš tyrimo dalyvių, sako, mūsų santykis iš tiesų geras, draugiškas, atviras, tikrai turbūt galim pavadinti vienus kitą draugais. Skamba kaip idealas, tiesa? Ko gero tai yra tai, ko visi tikisi ir siekia. Bet ar tai visada yra realybė? Pasirodo, kad realybė gali būti, gerokai sudėtingesnė. Štai Indrė ir Žaneta, kitos tyrimo dalyvės, sako visai ką kitą. Jis nėra draugas, su kuriuo norėčiau leisti laiką. Yra vidinis atstumimas. Vadinasi, bendravimas gali būti civilizuotas, bet viduje vis tiek lieka tas atstumas. Tai ne visada draugystė. Kartais tai tiesiog pareiga, būtinybė dėl vaiko. Ir štai čia atsiskleidžia labai įdomus dalykas. Akivaizdus skirtumas tarp požiūrių. Vyrai pasirodo dažniau linkę apibūdinti tuos santykius kaip, draugiškus, viskas gerai, bendradarbiaujam. O moterų patirtis kur kas kompleksiškesnė. Jos kalba apie nuoskaudas, apie evoliuciją nuo konflikto link kažkokio susitaikymo, bet vis tiek pabrėžia tą poreikį išlaikyti atstumą. Taigi turime du visiškai skirtingus žvilgsnius į lygiai tą pačią situaciją. Gerai, teoriją aptarėme, bet kaip visa tai atrodo praktiškai? Ta prasme, kasdienybėje. Grafikai, taisyklės, visi tie buitiniai reikalai. Pažvelkime į tą jų nerašytą taisyklių knygą. Pasirodo, yra kelios tokios nerašytos taisyklės, kurios padeda viskam veikti. Ir pirma taisyklė gana netikėta. Dažniausiai būtent tėčiai inicijuodavo šį bendratėvystės modelį. Antras dalykas, kuris tiesiog stebina, yra pasitikėjimas. Pamirškime teismus, pamirškime mediatorius. Viską, grafikus, susitarimus, jie sprendėsi patys, dviese. Tai rodo, kad čia jau nebe kova, o tikras komandinis darbas. O kaip dėl, tų amžinų ginčų dėl taisyklių? Ar abiejuose namuose turi galioti tos pačios taisyklės? Pasirodo, ir čia dar vienas netikėtumas visai ne. Tėvai sąmoningai leido vienas kitam kurti atskiras taisyklių sistemas savo namuose. Taip, grafikus derina kartu lankščiai, bet auklėjimo stiliaus nesistengia suvienodinti. Svarbiausia buvo pasitikėjimas ir gebėjimas susėsti ir spręsti problemas, kai jos iškyla, o ne bandyti viską kontroliuoti. Taigi, kaip jiems pavykdavo išvengti tų nuolatinių ginčių? 3 paprasti žingsniai. Pirmas – tiesiog pripažinti, kad auklėjimo stiliai gali skirtis. Antras – neprimesti savo taisyklių kito namams. Ir trečias, pats svarbiausias – pasitikėti. Pasitikėti, kad kitas žmogus yra lygiai toks pat geras tėtis ar mama. Kaip sakė vienas dalyvis, aš neturiu teisės primetinėti savo taisyklių. Ir būtent čia, man atrodo, ir slypi visa esmė. Gerai, bet pakalbėkime apie tą kitą savaitės pusę. Ta laiką, kai vaikai būna pas kitą iš tėvų. Kas tada? Ar namuose įsivyrauja spengianti tyla ir ilgasys? Pasirodo, dominuojantis jausmas yra visai kitoks.
Ir tiesą sakant, labai netikėtas. Laisvė. Tiesiog vienas žodis – laisvė. Būtent tai akcentavo beveik visi tyrimo dalyviai. Ne liūdesys, ne tuštuma, o laisvė. Laikas pagaliau skirtas savo pamėgėjams, poilsiui, draugams. Tai tarsi galimybė, įkrauti savo baterijas, kad kai vaikai grįžta, vėl būtum 100% su jais. Ir Ženetos citata tai puikiai iliustruoja. Aš po skyrybų turėjau laiko savo, ko niekada neturėjau santuokoje. Girdite? Tai ne tik jos vienos patirtis. Šis modelis tampa būdu pasirūpinti ne tik vaiku, bet ir pačiu savimi. Kaip vienas tėtis pajokavo, jis gyvena dvigubą gyvenimą. Vieną savaitę jis 100% tėtis, o kitą laisvas žmogus. Bet žinoma, būtų naivu piešti viską tik rožinėmis spalvomis. Šis modelis tikrai nėra be iššūkių, jis turi savo kainą, tad su kokiais sunkumais realiai susiduria šios šeimos. Pažiūrėkime. Išsiskiria 3 pagrindinės problemos. Pirmoji – tas amžinas kraustimasis. Tik įsivaizduokime, nuolatinis gyvenimas ant lagaminų. Tai vargina ne tik vaikus, bet ir tėvus, sukelia tam tikrą disharmoniją. Antras dalykas – logistika ir pinigai. Juk visko reikia dvigubai. 2 lovos, 2 rašomieji stalai, 2 komplektai batų. Ir trečia, žinoma, vaikų bandymai manipuliuoti. Tas klasinis, o tėtis leidžia, arba o pas mama galima. Kai taisyklės skiriasi, vaikai greitai išmoksta to pasinaudoti. Gerai, tai apibendrinkime. Ką mums visą tai sako? Kokias išvadas galime pasidaryti iš visų šių tikrų gyvenimiškų patirčių? Kokie tie esminiai atradimai? Ir turbūt pats didžiausias, pats netikėčiausias rezultatas yra šis. Ryšys tarp tėvų ir vaikų ne tai, kad nesusilpnėjo, jis dažnai net sustiprėjo. Kaip tai įmanoma? Pasirodo, kai laikas kartu yra sąmoningai planuojamas ir, ribotas, jis tampa kur kas kokybiškesnis. Kiekviena valanda, kiekviena akimirka tampa svarbesnė. Taigi, kokias pamokas galime išmokti? Pirma, sėkmė nebūtina tapti geriausiais draugais. Užtenka būti gerais, efektyviais partneriais. Antra, nereikia siekti sukurti 2 identiškų namų. Svarbiau sukurti 2 atskirus, bet funkcionalius ir mylinčius namus. Ir trečia, labai svarbi pamoka. Laikas savo nėra egoizmas. Tai yra būtinybė. Tai investicija į savo gerovę, kuri galiausiai leido būti geresniu tėvu ar mama. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Galbūt tikrasis tikslas po skyrybų yra nebeviltiškai bandyti suklijuoti tai, kas sudužo. Gal tikslas yra sukurti 2 naujas, veikiančias ir laimingas šeimas? Šios istorijos rodo, kad tai tikrai įmanoma. Ir galų gale, matyti 2 laimingus tėvus, net jei jie gyvena atskirai, vaikui yra pati didžiausia dovana.